pagrindiniai mokykloje paskutinėse klasėse nemažai turėjom vargo su parabolė, su kvadratinė funkcija, su kvadratiniu treneriu, kvadratiniam lygtim, kvadratiniam nelygybėm. Tai šis uždavinys skirtas būtent šiai temai ir labiau susijęs su parabolė, su kvadratinės funkcijos grafiku. Kvadratinės visos funkcijos tai yra, jų pavidalas yra toks, y lygo x kvadratu plus bx plus c. Sąlygoje pasakyta, susigaudom, tipo reali situacija, kad yra ištempti lynai. Tų lynų forma yra ta pati ir tie yra lynai pritvirtinti prie stulpų. Čia šiuo atveju brėžinyje, kuris perkeltas į koordinačių plokštumą, į x, o y sistemą, stačiakampę koordinačių sistemą. Čia pavaizduoti 3 stulpai, aš taip gražiai juos pavaizdavau, starai, šleivai ir visai kitaip. Ir tarp jų įtempti lynai, kurie sudaro parabolę. Jų forma yra parabolė. Matom, kad tie visiškai tie intervaliukai vienodi, atstumai kokie čia irgi yra vienodi. Matom, viršūnė parabolės yra OX ašyje. Na, pirmas punktas, susigaudžiu šiame brėžinyje, kuris nėra toks nepatogus, jis visai paprastas. Mūsų tiesiog prašo, koks yra atstumas tarp pirmo ir trečio stulpų. Tai yra atstumą AB prašo. Nenurodyti nei kas čia, nei metrai, nei kilometrai atstumai nenurodyti, tiesiog duoti skaičiukai. Tai koks tas atstumas nuo taško A iki B? 24. Toks yra atsakymas. Atsakymą rašom skaičiuką 24. Nei metrai, nei kilometrai mes nežinom. Mato vienetų nežinom. Antrame punkte prašo rasti atstumą tarp 1 ir 10 stulpų. Na ir koks tas atstumas būtų tarp 1 ir 10 stulpų. Aš, kai yra tokie uždaviniai, aš netingiu nusibraižyti tos 10 stulpų. Tai yra 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Netiek daug laiko čia užima. Aišku, to daryti nėra būtina, bet pirmiausia reikia susigaudyti, jeigu yra 2 stulpai, tai 1 tarpas, jeigu yra 3 stulpai, tai 2 tarpai, jeigu yra 10 stulpų, tai yra 9 tarpai. Tai reiškia, iš viso tarp mūsų yra, tarp stulpų, mes turim 9 tarpus. 10 stulpų, 9 tarpai ir 1 tarpas, atstumas tarp gretimų stulpų yra 12. Atstumas 12, tai atsakymas 9 kart 12. Reiškia, 12 kart 9 ar 9 kart 12 yra 108. Atsakymas 108. Vėlgi mes mato vienetų nežinom. Tai yra atsakymas yra toks. Na, trečiasis punktas susideda iš 3 punktų. Na, pirmiausia pasakyta, kad intervale nuo 0 iki 12, nuo 12 yra pavaizduota tokia parabolė. Ir sakant, kai x nuo 0 iki 12, tai mes tą matom va šitą lyną, lyno formą arba lyno išlinkis yra jos lygtis. Jeigu tą užrašytumėm tos parabolės lygtį, tai jinai atrodytų tokia. Intervale nuo -12 iki 0 pavaizduota ta pati parabolė, kuri yra tik tai paslinkta. Čia mes turim tą susigaudyti, kad čia tos parabolės yra tos pačios visur, kitos čia nepavaizduotas. Šią parabolę paslinkę čia gaunam šią. Ir pasakyta, kad jos lygtis yra štai tokia, kur reikia rasti mums m ir n reikšmės. Na, kas ten mokėsi, kas supranta, kas nebijo tų transformacijų parabolės, na, tai čia tą uždavinį aiškiai padarė ir nesunkiai padarė. Aš tik pasakysiu, kad jeigu mes šią parabolę paslinktumėm taip, kad jos viršūnė būtų štai čia, tai jos lygtis būtų ne kokia nors kitokia, o y lygu 1/4 x kvadratu. Jeigu mes jas lenkam parabolę per 6 vienetus į dešinę, tai lygtis 1/4 x minus 6 kvadratu. Jeigu slenkam į kairę, tai jos lygtis bus 1/4 x plus 6 kvadratu. Tai yra šitiek susigaudant, atsakymas yra akivaizdus. Kadangi parabolės viršūnė yra OX ašyje, tai n koeficientas yra ne kas kitas, o 0, o koeficientas m, tai yra ši parabolė, pasislinkus yra, kadangi slenkam į kairę, yra -6. Daug neaiškinu, kitaip sakant, šios parabolės lygtis yra tokia, o šios parabolės lygtis yra va tokia. Yra y lygu tokia.
Toks, gal ne visai gražus. Na, ne visai gražus, jei nepadarėt, nieko baisaus. Čia galėjot nepadaryti kai kas. Na, toliau, be trečiąjį punktą buvo galima padaryti. Ir kitą punktą ir tuos likusius 2 punktus, nežiūrint į tai, kad šito nepadarė. OC atstumas, tai yra prašo stulpo aukštį. Kaip mes apskaičiuosim stulpo aukštį? Mes žinom, kad parabolės abi eina per šį taškelį, per tašką C. Reikia rasti taško C koordinates. Abscisė, tai yra x koordinatė yra 0 ir kiek yra parašyta y ašį. Tai parabolės lygtį, kurią mes vieną tikrai žinom, vietą x parašę 0 ir apskaičiuosim tą reikiamą y reikšmę. Tai kaip gausim OC? OC gausim, tai yra y lygu tas pats y, čia aišku, tai prašyti nebūtina, sprendimų čia neprašė niekur, bet jūs vis tiek kažkaip skaičiavot. Tai yra vieta x į parabolės lygtį, nesvarbu kurios tos ar tos, parabolės lygtį rašom vieta x nuliuką, susiskaičiuojam, 0 minus 6 yra kiek? Minus 6, minus 6 kvadratų yra 36, 36 ketvirtadalis yra 9. Atsakymas stulpo aukštis 9. Kas tokie? Nu, nesvarbu kas. Ilgio vienetai. Na ir prašo galiausiai parabolės lygtį, tai yra tos duotosios parabolės lygtį, parašyti standartiniu pavidalu, tai yra atskliaudus, kas bus prie x kvadratu, kas bus prie x, kas bus c. Nu tai čia nieko, čia daug gudravoti nereikia, reikia pakelt kvadratu. Ir kiekvieną tą gautą dėmenėlį padauginti iš 1/4. A minus b kvadratu mes tą žinom, a kvadrat minus 2ab tai bus minus 12x ir plus 36. Taip, šitai prašau, atskliaučiu dabar. 1/4 x kvadratu minus 1/4 kart 12, puikiai žinot, kad tai yra minus 3 12 o ši čia plus 9. Tai atsakymas būtų, va, štai toks, tai yra atsakymas. Y lygu, va, štai šitą. Jeigu aš čia nesuklydau x kvadratu minus 12, 1/4 x kvadratu minus 3 plus 9. Tai toks uždavinys su parabolė.